Tai buvo 1981 birželio 13 diena. Pirmieji rytmečio spinduliai prasiskarė pro medžių lapus, Paryžiaus Bois de Boulogne parke, pamažu nutvieksdami rasos padengtus lapus švelnia auksinė šviesa. Bėgiojanti pora lėtai artėjo prie nedidelio ežero pakrantės. Priekyje jie pamatė vyrą, žemą, bandantį vilkti 2 didelius, sunkius lagaminus link vandens. Jis neatsisuko, nekalbėjo, tiesiog ėjo toliau. Vienas lagaminas apvirto, užtrauktukas atsidarė ir kas iškrito iš jo, nebuvo drabužiai. Tai buvo ranka, blyški, kruvina, be gyvybės, akivaizdžiai žmogiška. Per valandą teritorija jau buvo užtverta. Ramus ežeras virto nusikaltimo vieta, kupina kriminalistų, pareigūnų ir smalsuolių. Pirmame lagamine rankos ir kojos, atsargiai skirtos, appynėtos audiniu, padėtos tarsi ekspozicijoje, lyg kažkam parodyti. Antrame buvo liemuo, nuogas ir iš dalies supjaurotas, iš kurio trūko dešinės šlaunies, apnoginant kaulą. Taip pat nebuvo vienos krūties, lūpų ir nosies galiuko. Nebuvo jokių drabužių ar asmens dokumentų ir nebuvo matyti nė mažiausio bandymo ką nors nuslėpti. Pareigūnai svarstė, ar tai ritualas, chirurginis eksperimentas, o gal žinutė, bet atsakymai slypėjo ne lagaminuose. Jos vardas buvo Renė Herteveld. Ji buvo 25 metų, Olandė, Sorbonos universiteto magistrantė, studijavo lyginamąją literatūrą. Ji tikėjo žodžių grožiu, tuo, kad kalba gali išsaugoti atmintį, perteikti jausmus, peržengti sienas. Ji laisvai kalbėjo olandiškai, prancūziškai, angliškai ir vokiškai. Kartą ji parašė, vertimas tai pasitikėjimas, tampantis matomu. Ji vaikščiojo Lotynų kvartalo gatvėmis su romanu po pažastimi ir ausinėmis ausyse. Dažniausiai Bethovenas, kartais Rilke, kartais Debussy. Ji rašė dienoraštį, kūrė poeziją, laiškuose tėvams dalijosi smulkmenomis apie šiltus kavinukus, gatvės muzikantus, diskusijas su bendraklasiais apie Kafką. Ji neieškojo dėmesio, bet klausėsi atidžiai, pastebėdavo tai, ko kiti ne. Dėstytojai vadino ją talentinga, draugai švelnia, o laiškai atskleisdavo visą kitą. Viename iš jų, rašytame birželio pradžioje, ji paminėjo vyrą, tik vieną kartą, vardą nepasakė, tik paminėjo, kad jis buvo tylus. Tas vyras buvo Issei Sagawa, studijavo tą patį, lyginamąją literatūrą. Japonas, bendrakursis, švelniai kalbantis ir uždaras, nekarizmatiškas, bet mandagus. Žemas, vos 1 metro ir 45 centimetrų ūgio, smulkus bruožai, vaikiškas balsas, visada nepriekaištingai apsirengęs. Jis kalbėdavo taip, tarsi būtų išmokęs tekstą atmintinai. Pokalbį nepradėdavo, bet klausydavosi labai atidžiai. Renė nejautė grėsmės, ji jautė smalsumą. Jis pasakė, kad bando skaityti vokiečių romantikų poeziją originalia kalba. Kadangi puikiai kalbėjo vokiškai, ji pasiūlė padėti. Jie jau buvo kartą gėrę arbatą, kalbėjosi apie Rilkę, klausėsi mėnesienos sonatos beveik tyloje. Jis pakvietė ją dar kartą, norėjo įrašyti jos balsą skaitant poeziją garsiai. Mokymuisi, pasakė jis. Jis sutiko. Buvo mandagus, tad nebuvo priežasties atsisakyti. 1981 m. birželio 11 dieną Renė užlipo laiptais į jo butą. Antras aukštas Rue Arlanger 10, ramiame, turtingiausiame Paryžiaus rajone. Jis pasitiko ją su šypsena, pasiūlė arbatos, įjungė plokštelę, vėl Bethovenas. Jie atsisėdo prie jo stalo, atsivertė poezijos knygą ten, kuris buvo pažymėjęs, ir paspaudė įrašyti mygtuką magnetofone. Ir tada pradėjo skaityti, lėtai, rimtai ir švelniai. Jos balsas pripildė kambarį, jis skaitė be dvejonių, kiekvienas vokiškas skiemuo ištartas su tyliu rūpesčiu. Už jos nugaros, nejudėdamas stovėjo Issei Sagawa, stebėdamas, ne poeziją, bet ją. Jis stebėjo jos pečius, kaip jie kyla ir leidžiasi, skaičiavo sekundės tarp įkvėpimų, žymėjosi ritmą. Tada jis atidarė stalčių, ištraukė rankšluostį, viduje buvo mažo kalibro šautuvas.
Nespontaniškai, pagal planą. Jis tai repetavo, treniravosi šaudyti, tai nieko nebuvo namuose. Planavo tylą ir tikslumą. Įžengė žingsnį. Ji neatsisuko, nesustojo, ji jo pasitikėjo. Jis pakėlė šautuvą ir nutaikė ją į galvą. Sau pasakė, viskas bus švaru, chirurgiška. Jis įkvėpė ir nuspaudė gaiduką. Renė parkrito į priekį, knyga iškrito ją iš rankų. Paskutinis skiemuo liko nebaigtas. Ji mirė iš karto. Jis nuleido šautuvą. Kambaryje visiška tyla. Tik patefono adatos spragsėjimas ir tylus kraujo kapsėjimas ant grindų. Ji žiūrėjo. Vėliau sakė, kad nesitikėjo tiek daug kraujo, kad tai jį trumpam sustabdė. Bet neilgai. Jis palėtė jos petį, sušnabždėjo jos vardą, tada švelniai nunešė į lovą. Jis ją nurengė, fotografavo, ją pozavo ir tada peržengė ribą, iš kurios negalima grįžti. Ne iš įniršio, ne iš pykčio, bet kontroliuodamas, jis seksualiai išniekino Renės kūną. Bet to viskas nesibaigė. Jis tikėjo, kad Renė turėjo viską, ko jam trūko – stiprybę ir grožį. Ir ją valgydamas, jis tikėjosi tai perimti. Per artimiausias 2 dienas jis liko bute, užsitraukė užuolaidas ir užsidarė langus. Tyliai ir metodiškai jis pradėjo pildyti savo fantazijas. Naudojo virtuvinius peilius, kapoklį, pjūklą, atkirto raumenis nuo kaulų. Dalis sudėjo į šaldytuvą, o kitas išvirė. Ragavo su garstyčiomis, o mėsą apibūdino kaip minkštą. Valgydamas jis klausėsi jos poezijos įrašo. Kai teisėjas vėliau paklausė kodėl, jis atsakė be emocijų. Aš seniai norėjau ją suvalgyti. Jis tai sakė ne iš beprotybės, ne su gailesčiu. Jis kalbėjo kaip žmogus, atlikęs užduotį. Tarsi tai būtų atnešę jam ramybę. Issei Sagawa toks netapo per vieną naktį. Jo fantazija, dominavimas per vartojimą, persekiojo jį nuo vaikystės. Tai neprasidėjo nuo Renės, tai prasidėjo nuo jausmo, kad jis mažas, silpnas, nematomai nereikšmingas. Jis gimė 1949 metais Kobyje, Japonijoje. Neišnešiotas, toks mažas, kad tilpo į tėvo delną. Gydytojai sakė, kad galbūt neišgyvens, o jei išgyvens, visą gyvenimą bus silpnas. Jie buvo teisūs. Jis augo lėtai, liko liesas, ligotas, tylus. Vyras atrodantis kaip vaikas, toks pat ir balsas. Jis nekentė veidrodžių. Stovėti šalia aukštų moterų buvo siaubas. Jo akimis vakarų moterys, šviesios, stiprios, pasitikinčios, buvo tokios, kokių jis niekada negalėjo tapti. Todėl vietoje to, kad pats taptų tokiu, jis norėjo jas suvalgyti. Pirmą sykį potraukis pasirodė pradinėje mokykloje. Jis pažvelgė į klasės draugą šlaunį ir įsivaizdavo, kaip į ją kanda. Ne iš neapykantos, bet iš smalsumo. Vidurinėje fantazijos išaugo. Jos tapo seksualios, smurtinės. Ir visos jos baigdavosi mėsa. Jis įsivaizdavo, kaip verda savo jaunesnį brolį Junas riboje. Kaip tėvai valgo tai su pasimėgavimu. Jis niekam apie tai nepasakojo. Nei gydytojai, nerašė dienoraštyje. Užuot tai išreiškęs, pasislėpė knygose. Rilke, Kantas, Bodleras, filosofija ir literatūra jam tapo šarvais. Priemonė atsiriboti nuo realybės ir pateisinti savo vienatvę. Bet alkis tik stiprėjo. 1973 metais, būdamas 24, jis įstojo į Vakarų universitetą Tokijoje. Ten jis sutiko ją, vokietę profesorę, šviesiaplaukė, aukšta, apie 35 metų. Tiksliai tokia, kokią jis regėjo savo fantazijose. Jis tapo ją apsėstas. Sekė ją namo, stebėjo pro langą. Vieną naktį įlipo į vidų. Ji miegojo. Buvo viena. Jis stovėjo virš jos su plaktuku. Pasiruošė smogti. Smogti, kad netektų sąmonės, o tada jos atsikasti. Bet smūgis nepavyko. Ji pabudo, suriko, pradėjo gintis. Jis išsigando ir pabėgo. Vėliau jis buvo sulaikytas. Pateikti kaltinimai dėl bandymo išžaginti. Bet niekas neapklausė,
koks buvo jo tikrasis ketinimas. Kodėl stebėjo ją savaitėmis, ką jis planavo daryti su kūnu. Joks psichologas nesigilino į jo fantazijas. Niekas nenorėjo išgirsti, ką jis iš tiesų galvojo. Jo tėvas, Akira Sagawa, turtingas verslininkas, Kurita Water Industries prezidentas, įsikišo, pasamdė brangius teisininkus, sumokėjo aukai kompensaciją. Profesorė atsiėmė kaltinimus. Byla išnyko. Jokio kalėjimo, jokio teismo, jokios psichiatrinės ekspertizės. O tėvas pasirūpino, kad niekas per daug ir nesigilintų. Japonijoje gėda tvarkoma tyliai. Teisingumas užkulisiuose, o tylėjimas patogesnis nei skandalas. Todėl vietoj to, kad būtų sustabdytas, jis išmoko, kad pasekmės neprivalomos. Tas momentas galėjo viską sustabdyti. Vietoj to jis gavo žinutę, kad galės bandyti dar kartą. Ir kitą kartą bus atsargesnis. 1977 metais jis persikėlė į Prancūziją studijuoti magistrantūroje. Nauja kalba, naujas miestas, naujas gyvenimas. Bet alkis jį lydėjo kartu. Jis vaikščiojo Paryžiaus gatvėmis, įsivaizduodamas praeivius kaip mėsą. Jis tikėjo, kad miršta iš vidaus, nyksta, kad jei nieko nedarys, išnyks. Pamatydavau moterį iš nugaros, vėliau sakė jis. Įsivaizduodavau, kaip ją pasmaugiau, supjausčiau, paragavau. Aš nenoriu jų nužudyti, aš tiesiog norėjau jas suvalgyti. Ir tada jis sutiko Renė, šviesia plaukę, aukštą, susitelkusią, tyliai švelnią. Jo akimis ji buvo galutinis simbolis, viskas, ko jis norėjo, ir visko, ko jis niekada netaps. Jo akyse ji nebuvo žmogus, ji buvo tik atsakymas. Antrąją naktį Issei Sagawa suprato, kad jis jos neišsaugos. Butas buvo prisotintas tylos ir kvapo, metalinio ir rūgštaus. Šaldytuvas pilnas, jos balsas vis dar skambėjo kasečių įraše. Jis paleisdavo įrašą iš naujo, tarsi jie vis dar būtų ten. Jis atidarė spindą, rado 2 didelius juodus odinius lagaminus. Išklojo juos rankšluosčiais, tada plastiku, o tada ledu. Po gabalėlį supakavo jos kūną. Liemenį į vieną, rankas ir kojas į kitą. Jos galva apyniojo jos pačios šilkinės skarele. Padėjo veidu į viršų, tarsi jį dar galėtų matyti. Jis uždarė lagaminus, išvalė butą, dar kartą nušveitė grindis. Tada persirengė. Po to pakėlė ragelį ir iškvietė taksi. Vairuotojas prisiminė lagaminus iškart. Sunkus, nesuderinti, jis juos net padėjo nunešti laiptais į apačią. Pakeldamas juos, juokais pasakė, ką jūs čia vežat? Kūną? Sagawa nusišypsojo. Knygas, atsakė jis. Jie važiavo per Paryžių, pro uždarytas parduotuves, užvertas kavines, tuščiais miegančio miesto bulvarais. Jis pasakė nuvežti į Bois de Boulogne. Parkas, miškas, rami vieta prie vandens. Vieta, kurio daiktai gali dingti. Vairuotojas išleido jį prie ežero. Sagawa tempė lagaminų žvyrkeliu, dažnai sustodavo, ilsėjosi. Jie buvo sunkesni nei tikėjusi. Jo rankos drebėjo. Saulė dar nebuvo patekėjusi. Miestas dar miegojo. Jis pasiekė vandenį, pasilenkė, bandė pakelti pirmąjį lagaminą, bet užtrauktukas prasisegė. Ir kai jis timptelėjo, lagaminas prasiskleidė. Išslydo blyški ranka, krūvina, be gyvybės. Ji palėtė žvyrą, atrodė beveik gyva. Tada pasirodė bėgikai. Iš toli jie jį buvo pastebėję, o dabar pamatė, kas viduje. Jie sustojo, sustingę žiūrėjo. Jis pakėlė akis, susitiko su jais žvilgsniais. Ir tada jis pabėgo. Policija atvyko per kelias minutės. Kai pasiekė ežerą, jo jau nebebuvo. Bet lagaminai liko. Pareigūnai juos atidarė vietoje. Ką rado viduje, buvo blogiau nei galėjo įsivaizduoti. Viduje moters sukapotas kūnas. Dešinė šlaunis buvo nuimta iki kaulo. Vienos krūties nebebuvo, tas pats su lūpomis ir nosies galiuku. Žaizdos nebuvo chaotiškos, jos atrodė išmatuotos. Nebuvo jokių drabužių, jokių dokumentų, jokio paaiškinimo.
Bet tai nebuvo atsitiktinumas. Jie dar nežinojo jos vardą, bet jie jį turėjo. Renė. Ir dabar jie turėjo pėdsaką. Jis važiavo taksi, o Paryžiuje taksistai veda įrašus. Paryžiaus policija apklausė visus miesto taksi vairuotojus. Neturėjo vardo, bet turėjo laiką, maršrutą ir veidą. Ilgai netruko. Vienas vairuotojas prisiminė žemą, mandagų vyrą su 2 sunkiais lagaminais. Jis prisiminė gatvę Rue Erlanger, numeris 10, butą 2B. 1981 m. birželio 15 d. 2 dienos po kūno atradimo parke, 6 civiliniais rūkais apsirengę pareigūnai atvyko į elegantišką pastatą Passy rajone. Jie užlipo marmuriniais laiptais į 2. aukštą, pasibeldė į duris, durys atsidarė beveik iškart. Ir štai jis, mažas, ramus, susegti marškiniai, šlepetės, kruopščiai sušukuoti plaukai. Jis pažvelgė į pareigūnus ir tarė: "Aš jūsų laukiau." Jis nebėgo, nesipriešino, neklausė, kodėl jie čia. Tiesiog žengė atgal ir juos įsileido. Ką jie rado viduje, lydėjo juos visą likusį gyvenimą. Butas nepriekaištingai tvarkingas, pernelyg tvarkingas. Lova be paklodžių, grindys išplautos, bet bute tvyrojo chloro, mėsos ir metalo kvapas. Virtuvėje jie atidarė šaldytuvą. Viduje kruopščiai sudėti paketai, suvynioti į plastiką, pažymėti ranka rašytais užrašais. Ant stalo kepta mėsa, šalia dižono garstyčios. Kriauklėje keptuvė ir tamsiai raudonomis dėmėmis nusidažę įrankiai. Ant stalo jie rado fotoaparatą, 10 nuotraukų. Gyva, tada pozuojanti, tada nebe. Šalia nuotraukų magnetofonas. Įrašas vis dar viduje. Jie paspaudė groti mygtuką ir jos balsas pasklido kambaryje. Jis skaitė poeziją, eilutę po eilutės, dar nežinodama, dar gyva. Jie jį pasodino, prašė paaiškinti ir jis paaiškino, ramiai ir atvirai. Jis pasakė, ką padarė, kodėl pasirinko ją, ką darė po to, be mikčiojimo, be gailesčio. Jis tai dėstė kaip sąrašą. Ji buvo gražiausia moteris, kokią kada nors buvau matęs. Norėjau ją suvalgyti. Taip ji būtų mano amžinai. Aš seniai to troškau. Pareigūnai nerėkė, nepertraukė, tiesiog klausėsi. Ir kuo daugiau jis kalbėjo, tuo aiškiau tapo. Tai nebuvo žmogus krizėje. Tai nebuvo beprotybė. Tai buvo kažkas šaltesnio, baisesnio. Jis nebuvo pasiutęs ar apimtas panikos, jis buvo ramus. Tarsi tikėtų, kad baigė tai, ką privalėjo. Tarsi nusikaltimas buvo jo pasiekimas. Pagal visus kriterijus, tai turėjo būti paprasta byla. Buvo prisipažinimas, buvo įrodymai, buvo nuotraukos, įrašai ir liudininkai. Jis papasakojo viską, bet teismo nebuvo. Po suėmimo Issei Sagawa buvo perkeltas į La Santé kalėjimą Paryžiuje. Jis buvo ramus, bendradarbiavo, atsakė į klausimus, kartais net anksčiau, nei jų paklausdavo. Bet už uždarų durų kilo naujas klausimas. Ar jis tikrai buvo pamišęs? Prancūzijos teismas paskyrė psichiatrinius vertinimus. Jį tyrė keli gydytojai, analizavo bylą, klausė įrašų, žiūrėjo jo piešinius, skaitė dienoraštį, stebėjo jo šypseną. Ir tada pateikė išvadą. Jie pareiškė, kad jis teisiškai nepakaltinamas, kad jis negalėjo būti laikomas atsakingu, kad tuo metu, kai nužudė Renė, jis nesuprato, kas yra teisinga, o kas ne. Kaltinimai buvo panaikinti. Nebuvo nei prisiekusiųjų, nei nuosprendžio, nei vienos progos ištarti jos vardą teisme. Vietoj to, jis buvo perkeltas į psichiatrinę ligoninę už Paryžiaus. Apsaugota įstaiga iš reputacijos ir ramiai iš esmės. Jis nebebuvo žudikas, jis buvo pacientas. Tačiau už ligoninės sienų istorija netilo. Prancūzijos spauda sprogo. Vienas žurnalas, Paris Match, išspausdino šiurpias nuotraukas iš nusikaltimo vietos.
Jie buvo areštuoti, bet žala jau buvo padaryta. Žmonės pamatė tai, kas buvo slepiama, ir įsiuto. Buvo protestai, redakciniai straipsniai, klausimai iš parlamento narių. Kodėl prisipažinęs kanibalas buvo saugomas? Kodėl jam teikiama globa už mokesčių mokėtojų pinigus? Kodėl jis neteisiamas? Ir svarbiausia, kodėl niekas neatstovauja Renė? O ką turėjo pasakyti Sagava? Absoliučiu abejingumu jis davė interviu iš savo palatos. Išsamei pasakojo apie žmogžudystę, net šypsojosi. Sakė, kad jaučiasi palengvėjęs, tarsi žmogžudystė būtų išsilaisvinimas. Kad padarė tai, ką buvo turėjęs padaryti. Jis pavartojo žodį laisvė. Ir tada, 1983 metais, Prancūzijos vyriausybė tyrai patvirtino jo deportaciją. Sutartis buvo paprasta. Jis buvo išsiųstas atgal į Japoniją, su sąlyga, kad ten liks ligoninėje. Prancūzija nusiplovė rankas. Jie manė, viskas baigta. Bet jie klydo. 1984 metais Issei Sagawa atvyko į Japoniją. Jis išlipo iš valstybinio lėktuvo, lydimas pareigūnų. Techninė prasme vis dar pacientas, bet nebesuimtas, neapkaltintas jokia byla. Prancūzai jį parskraidino namo ir tikėjosi, kad jis pranyks ligoninės sienose. Jis buvo paguldytas į Matsuzaba psichiatrijos ligoninę Tokijoje. Gydytojai peržiūrėjo prancūziškas bylas, kalbėjosi su Sagava, stebėjo jį ir gana greitai nesutiko su išvadomis. Jie padarė išvadą, kad jis nebeprotis, kad jie žinojo, ką daro, kad jo veiksmai buvo šalti, apskaičiuoti. Nesukelti psichozės, bet fantazijos. Jis žinojo skirtumą tarp gėrio ir blogio. Jam tiesiog nerūpėjo. Jie manė, kad jis turi būti teisiamas. Tačiau kilo problema. Prancūzija jau buvo panaikinusi kaltinimus ir atsisakė perduoti originalius teismo dokumentus. Be jų Japonijos prokurorai buvo bejėgiai. Negalėjo pateikti kaltinimų dėl žmogžudystės. Negalėjo bylinėtis dėl lavono išniekinimo. Net negalėjo įrodyti, kad jis turėjo ginklą. Jis tapo nepasiekiamas įstatymui. Ir taip, 1986 metais, po 13 mėnesių nuo grįžimo, Issei Sagawa buvo paleistas. Oficialiai dėl medicininių priežasčių. Gydytojai teigė, kad jis serga mirtina liga, kad tai encefalitas, kad jam liko gyventi tik kelios savaitės. Tačiau tai nebuvo tiesa. Vėlesni tyrimai parodė, kad tai buvo tik žarnyno uždegimas. Skausminga, taip, bet nemirtina. Jo tėvas, kadaise galingas verslo magnatas, buvo beveik bankrutavęs nuo sūnaus teisinės naštos. Jis pasinaudojo melagingą diagnozę, kad išderėtų ankstyvą paleidimą. Ir sistema tai leido. Be priežiūros, skundų ar pasekmių. Sagava buvo paleistas iš ligoninės ir išėjo į laisvę, neturėdamas jokių apribojimų ar atsakomybės už savo veiksmus. Jis galėjo gyventi be jokios išorinės priežiūros ar kontrolės. Jam buvo išduotas naujas asmens dokumentas, suteiktas kuklus butas, tylus kampelis Tokijoje. Vyras, kuris nužudė, sukapojo ir suvalgė Renio Hertevelt, buvo laisvas gyventi savo gyvenimą. Renin šeima daugiau niekada viešai nepasirodė. Nebuvo spaudos konferencijų, jokios knygos, jokių interviu. Jie ją tiesiog prarado. Ir dabar žiūrėjo, kaip pasaulis ją praranda dar kartą. Issei Sagawa nepasitraukė į šešėlį. Jis žengė į sceną, rašė knygas, davė interviu, dalyvavo pokalbių laidose vėlai vakare. Jis nesislėpė. Net dar būdamas Prancūzijos ligoninėje, jis pajuto pasaulio liguistą smalsumą. Japonų kino kompanija susisiekė su juo. Žymus dramaturgas pradėjo su juo susirašinėti. Jis manė, jie jo žavisi, tačiau dramaturgas Juras Kara panaudojo jo istoriją, kad parašytų romaną Laiškas iš Sagava. Romano laukia sėkmė. Laimėjo prestižiškiausią Japonijos literatūros apdovanojimą. Sagava nebuvo paminėtas, jis įsiuto. Ne todėl, kad istorija buvo papasakota, o todėl, kad ją papasakojo ne jis pats. Tad jis nusprendė perimti savo naratyvą. Pradėjo rašyti su kritiku Inuhiko Yomota. Kartu jie išleido
prastai užmaskuotą žmogžudystės pasakojimą pavadinimu Rūke. Parduota daugiau nei 200 000 egzempliorių. Kai jis buvo paleistas 1986 metais, jis buvo ne tik liūdnai pagarsėjęs, jis buvo garsus. Pasiūlymai pūdo toliau, jis tapo svečiu kriminalinėse laidose, vertino restoranus, rašė kritikas apie maistą. Viename straipsnyje jis aprašė žmogaus mėsos tekstūrą kaip minkštą, lyg žalias tunas. Jis net pats piešė manga komiksą, rankomis iliustruotas puslapis po puslapio. Iškreiptas, stilizuotas, vaizdinis Renės nužudimo atpasakojimas. Jis pavadino tai duoklė. 1992 metais jis vaidino erotiniame filme. Vaidino pats save, sadistišką stebėtoją. Scenos pabaigoje jis aktoriai atskleidė, kas jis iš tiesų. Ji manė, kad jis juokauja, bet jis nejuokavo. 2010 metais Vice išleido dokumentinį filmą Interviu su kanibalu. Jis sėdėjo pilkame bute, vėl pasakojo apie žmogžudystę. Jo tonas buvo monotoniškas, ištreniruotas. Jis sakė, kad vis dar fantazuoja, kad potraukis niekur nedingo. Jis tapė, rašė straipsnius apie serijinius žudikus, kalbėjo galerijose. Jis buvo dokumentikos ir performanso meno objektas. 2017 metais Venecijos kino festivalyje buvo parodytas filmas Kaniba. Jame stambus kadrai, Sagawa senatvėje, seilėtas prisiminimuose. Filmas susilaukė pagirų ir pasmerkimo. Popkultūra negalėjo atitraukti žvilgsnio. The Rolling Stones jį paminėjo dainoje Too Much Blood. Grupė The Stranglers išleido albumą La Folie. Tais pačiais metais, kai mirė Renė. Cannibal Corpse nurodė jį kaip savo įkvėpimą. Ir per viską Renė liko nuošalėje. Ištrinta, jos vardas palaidotas po antraštėmis apie jį. Jos gyvenimas sumažintas iki kažkieno kito kilmės istorijos. Mirė ji, bet pagrindiniu veikėju tapo jis. 2000 metais kameros ėmė lėtėti, antraštės išblėso. Jis nebebuvo sensacija, bet vis dar buvo žinomas, vis dar stebimas, vis dar laisvas. 2013 metais Issei Sagawa patyrė stiprų insultą. Pusė kūno buvo suparaližuota, jis nebegalėjo vaikščioti, kalba tapo neaiški, rašysena neįskaitoma. Jo jaunesnysis brolis Jun, tas pats, kurį kadaise įsivaizdavo verdantį puodą, tapo jo globėju. Sagawa susitraukė. Vos galėjo laikyti pieštuką, nepajėgė nusiprausti vienas, negalėjo savarankiškai valgyti. Tačiau net ir tame mažame bute, tame susitraukusiame gyvenime, jis vis dar davė interviu. Jis vėl kalbėjo apie Renė, jis vis dar pasakojo apie žmogžudystę. Jis prisipažino, fantazijos niekada nedingo, kai jo kūnas dar veikė, jis slopino jas masturbaciją. Dabar nebegalėjo. Ir jis bijojo. Nebegaliu kontroliuoti, sakė jis. Sapnuoju, kad mane suvalgo. Ir tai būtų teisingumas. Net ir silpdamas, jis liko savo istorijos pagrindiniu veikėju. Net teisingumas, jo akimis, vis dar sukasi apie jį. Jis patyrė 2 širdies smūgius. Jam buvo diagnozuotas diabetas. Jo pasaulis susitraukė iki vieno blankaus kambario. Nebebuvo knygų, nebebuvo pasirodymų. Tik plastikiniai padėklai ir mirksintis monitoriai. 2022 metų lapkričio 24 dieną Issei Sagawa mirė Tokijos ligoninėje nuo plaučių uždegimo. Jam buvo 73 metai. Jis mirė jaukioje, švarioje patalpoje, būdamas pamaitintas, nuplautas ir prižiūrėtas. Nepaisant savo veiksmų, jis niekada nesulaukė nei teismo, nei kalėjimo, nei jokio nuosprendžio. Renė Hertevelt buvo daugiau nei auka. Ji buvo talentinga, smalsi, gyva. Ir vis dėlto jos vardas buvo palaidotas po žmogaus, kuris iš jos viską atėmė. Mes prisimename jo veidą, jo istoriją, jo fantazijas, bet ką sužinojome apie ją. Tai nėra tik vieno žudiko istorija. Tai apie sistemas, kurios jos neapsaugojo, apie žiniasklaidą, kuri jį šlovino, ir tylą,
kurią kartais priimame vietoj teisingumo. Kaip manote, kodėl pasaulis pamiršo ją? Kaip turėtume pasakoti tokias istorijas, kad nepakartotume to paties ištrinimo? Kaip atrodo teisingumas, kai teisė neveikia? Rašykit komentaruose,